Turim keletą plėvelių, kurios skirtos yra tik tai sienom. House wrap, fire Firecurbas. Ir UV fasadė. Kuo jos skiriasi? Čia yra visiškai 3 skirtingos plėvelės ir house wrapas yra 175 mikronų funkcinio sluoksnio sieninė membrana, kuris skirta tik tai sienom. Jos negalima dėti ant stogo, nes tiesiog, tai yra CE normatyvas toksai padarytas. Jeigu kalbėti apie sekantį produktą Firecurb, nes Firecurbas gali būti house wrapas ir softas. Tai aš kalbu apie Firecurb būtent produktą. Tai šičia mes ateinam į visiškai kategoriją kitą membranų, kurios naudojamos tenai, kur mums reikia geresnės priešgaisrinės klasės. Tipinė membrana difuzinė, Tyvek ar ne Tyvek, turi degumo klasę E arba F. Jeigu mes norime arba mums projektas liepia, diktuoja pagerinti priešgaisrinę klasę, mes turime naudoti geresnės priešgaisrinės klasės membraną. Ir šioje vietoje ateina toks žaidėjas kaip Firecurbas, Tyvek Firecurb. Kaip minėjau, gali būti house wrapas, gali būti softas, tai reiškia ir stogė, ir fasade gali būti, ir sienoje. Ir čia jisai turi degumo klasę, europinę degumo klasę, tą pabrėžia europinę, B, S1D0. Nežinau, esu susipažinęs su S1D0 reikšmėm, bet degumo klasės turi dar tokius palydinčius parametrus. S yra smauks arba dūmai ir kategorijos, jeigu aš neklystu, yra nuo 1 iki 3, tai reiškia 1 neturi jokių dūmų, jeigu žemesnis skaičius turi dūmų šiek tiek, kai jis dega arba tirpsta, o D yra droplės arba lašeliai, čia labai svarbus yra parametras, ypatingai membranose, tai D turėtų būti 0. Tai reiškia, kad jeigu jinai lydosi arba dega, nesusidaro degančių lašelių, kurie galėtų lašėti ir taip dar labiau leisti ugniai plėstis. Tai būtent Firecurbas yra taip sukurtas, kad jis turi B degumo klasę, S1D0. Tai jau aukščiausia manoma B klasė. Toliau jau A2 eina ir A1. Tai čia yra toksai. O UV fasadė, jisai ne šiaip savo yra juodos spalvos. Ir mes prieš tai juokavom, kurias pusę dėti Tyvek ar ne, ar logotipais į viršų ar ne. UV fasado atveju labai svarbu, kad juoda spalva matytų išorę, kad tu matytum tą juodą spalvą, kai montuoji. Todėl, nes jeigu mes turime žūrinį fasadą, sakykime, turim daililintas, tarp kurių yra tarpas, nežinau, centimetro, 2, kelių milimetrų, tai tada mes jau turėtume naudoti būtent šitą gaminį, kadangi jis turi papildomą sustiprintą UV atsparumą. Ir būtent ta juoda spalva suteikia dar papildomą tą UV atsparumą ir apsaugo Tyvek bent jau 50 metų. Tai va. Jeigu mes turime tradicinį fasadą, pilnai uždengtą, jokių problemų, jeigu turime žūrinį kažkokį, tai tik tai Tyvek fasadą. Ir jau tada eina lipnios juostos specialios ir kiti visi dalykai.